Sveiki atvykę į mūsų 7-ąją seriją Kibernetinio labirinto. Tai šiandienos mūsų tema yra atvirų durų dienos. Gal šiek tiek gali skambėti keistai šitas pavadinimas, bet labai greitai galėsite suprasti ironiją išklausę visą seriją. Tai šiandien mes svečiuose turime du atstovus, tai Giedrių Bagaliūną ir Romualdą Kuzborskį. Tai pradžioje aš norėčiau, turiu tokią rubriką, tai dažniausiai mėgstu paklausti žmonių, tiesiog paprašyti, kad papasakotų trumpai apie save, apie savo pomėgius, kad vėlgi klausytojai galėtų jūs geriau kaip žmonės pažinti. Tai aš tikriausiai pradėsiu. Giedrius dar kartą. Šiaip esu kibernetikos saugumo specialistas. Darau ir apie tai, ką šiandien šnekėsim, tai yra, tikriausiai galiu pasakyti, socialinė inžinerija, fizinė sauga, bet taip pat ir tuos tradicinius dalykus, įsilaužimus. Be viso šito šiaip mėgstu viską. Aišku, kaip tikriausiai tikras skaitmeninio amžiaus žmogus, mėgstu ir prie kompiuterio pasidėti, žaidimus pažaisti. Kolega man sakė pasakyti, kad mėgstu miniatiūras paišyti, Dungeons and Dragons. Terlioti. Ir šiaip tikriausiai kaip visi kiti keliauti, kažką veikti ir su žmonėm bendrauti. Apie tai, ką šnekėsim, tikriausiai turim mėgti žmonės. Kolega? Taip, sveiki, Romualdas. Esu irgi informacinės saugos specialistas, gal tik tai iš kitos pusės. Giedrius yra labiau techninis žmogus, aš esu iš esmės biurokratas. Žmogus, kuris dirba su popieriais, procedūrom ir verčia technarių kalbą visokiem įmonių vadovam, kad jie suprastų, suvoktų ir priimtų tas bjaurias tiesas, kad nėra viskas taip gerai, kaip atrodo. Čia tas toksai iš profesinės pusės. Iš asmeninės pusės esu žmogus, kuris turi hobį turėti daug hobių. Sakyčiau taip. Motociklai, muzika, sportas, sunkioji atletika labiau. Kas dar? Mechanikos menai apskritai ir kas? Kompiuteriniai žaidimai, be abejo, šiais laikais filmai, taip tikrai. Ir, kas, jeigu tik yra laiko, jo beveik nebūna, esu taip pat ir tėvas, tai, vienu žodžiu, bandau tyrinėti, kas yra įdomu, sakysiu, savo asmeniniam gyvenime. Taip, dar esu etatinis komentatorius ir internetinis trolis laisvalaikio. Facebook'e, YouTube ir panašiai. Aš kiek Romualdą pažįstu, galėčiau pasakyti, kad su juo galima bet kurią temą šnekėti iki, nežinau, kaip sakoma, iki nugriuvimo. Pakelsiu, jeigu ką. Labai. Labai smagu, tai labai tokie visapusiški žmonės ir labai tokie socialūs, bendraujantis ir būtent tai, apie ką mes ir kalbėsim, tai, kitaip tariant, angliškai verčiama yra physical social engineering, tai lietuviškai turbūt fizinė sauga arba jeigu tiesiogiai verčiant fizinė socialinė inžinerija. Tai būtent apie tai šiandien daug ir šnekėsime. Tai kaip jūs galėtumėte paprastai paaiškinti nežinančiam žmogui, kas tai yra per sritis? Gal pradėsiu aš. Aš vėlgi truputį pasikartosiu, ką sakė jisai, kad jis labiau biurokratas ir išverčia paprastiems žmonėms dalykus. Tai, ką aš dažniausiai darau, tai yra vykdymas. Tai yra, kaip pavyzdys, jeigu norima patikrinti, kaip yra lengva patekti, pavyzdžiui, kažkokios įmonės patalpas, ar saugios yra jų kortelės, ar įmanoma jas nuklonuoti, ar įmanoma kažkaip per atstumą jas gauti, ar šiaip, taip liaudiškai sakant, ar gali apgauti žmonės jų patalpose, tai čia yra tai, ką aš darau, bet tas nėra, neapsiriboja vien tuo, tai yra ir daug tokių nuobodesnių dalykų, pavyzdžiui, ar jūsų kameros yra pakankamai saugiai pakabintos. Tai čia ir, sakykime, Romualdas tą gali pasižiūrėti ir man atliekant testavimą, nes galbūt pas jūs sunkiau yra patekti, bet gal galima tą palengvinti, pavyzdžiui, atjungiant visas kameras. Ir jeigu, pavyzdžiui, laidas kažkoks kabo, taip tu gali ten prie truputį pasistiebęs pasiekti, nes testavimas dažniausiai taip ir gali būti atliekamas, tiesiog prieini, pakeli ranką ir pasižiūri, ar pasieki. Tai ir va tokie yra dalykai. Bet taip bendrai paėmus, tai yra
kaip lengva pas jūs patekti ir kažką padaryti. Ką padaryti, vėlgi, čia priklauso nuo tikslo, tai gali būti, pavyzdžiui, paliekamas kažkoks tai prietaisas, tai tas vadinamas labiau retimingas, kai tu paskui gali prisijungęs prie jų tinklo dirbti jau net nebūdamas patalpose, tai gali būti kažkokių daiktų palikimas, pavyzdžiui, QR kodų. Tai gali būti koks nors, kad įmonė dabar daro akciją 5, kurie nuskaitys šitą kodą, gaus atostogas, o paspaudus tą nuorodą, tu ten suvedi savo kažkokius darbuotojo duomenis, nes žmogus daug labiau pasitikės įmonės patalpos, suvedi ir kaip ir viskas okei, lauki savo tų ten prizo. Tai gali būti kažkokie USB raktai, tai gali būti bandymas pasimti kažkokius duomenis ir tai nebūtinai yra skaitmeniniai duomenis, tai gali būti ir kažkokie dokumentai. Juolab, kad kaip bebūtų tie popieriniai variantai šiais laikais, nebėra, žmonės nebe tiek juos dėmesio kreipia ir jeigu tu juos paimsi, taip, ir jeigu tu juos paimsi, nieks gal gali nesužinoti, arba gali tiesiog įsirašymo įrangą. Įsivaizduokit, jeigu palieku mikrofoną su paprasta SIM kortele, kokio nors Lietuvos banko susitikimų kabinete. Aš visada pirmas žinosiu, tikriausiai mane greit atseks, nes aš tikriausiai pradėsiu akcijas labai specifiškai pirkti, bet tą galima padaryti. Ir toks yra darbas, patikrinti, kad taip nedarytų. Aišku, tas nereiškia, kad būtinai tu patikrini ir viskas, bet ar duodi patarimus, stebi, ką galima būtų padaryti geriau, kur yra silpnos vietos, kur yra, sakykime, gal ir viskas labai gerai. Aš mažai ką turiu pridėti, jo, iš infosaugos pusės, tai bendrai paėmus, tai socialinė inžinieriai apskritai yra toks, kaip pasakyti, gebėjimas manipuliuoti žmogum. Tai paprastai tariant. Jeigu tu sugebi suvokti, esi pakankamai empatiškas, kad suvoktum, kaip žmonės veikia ir kur juos paspausti, tai beveik bet kurį žmogų galima įtikinti padaryti kažką tai, ką nori. Nebūtinai tau duoti tą informaciją, galbūt tiesiog nebūti ten, kur tau reikia. Arba kur atsidurti ten, kur reikia. Tai iš infosaugos perspektyvos, sakyčiau, rūpinimasis tom, tai dažnai būna, aš minėjau prieš tai biurokratiją, kad reikia ten vadovybę tikinti panašiai, bet bendraja prasme dažniausiai visas šitas reikalas susiveda tiesiog į saugumo kultūros gerinimą. Mokymus arba kitokį kokį tai iš esmės žmonių galvos gydymą. Tai kultūros diegimas, nes žmonės dažniausiai būna atpratę, saugumas apskritai yra apie tai, kad kaip kažkada aš atsimenu netgi pristatinėjau, kas yra informacinė sauga apskritai, tai yra trukdymas žmonėm dirbti tam, kad jie turėtų kur dirbti. Nes jeigu žmogus gerai pasistengs, užpuolikas, tai gali ir įmonė užsidaryti automatiškai ir tai reikės kitos vietos ieškotis, kur reikės mokytis savo klaidų ir nebedaryti to. Taip, yra techninės priemonės ir yra organizacinės priemonės, tai yra galvos gydymas. Tikrai taip ir man labai patiko iš tiesų, kai mes pačioje pradžioje pajuokavome, tai jūs, Giedriau, atrodote, lyg jau atėjote vykdyti fizinės socialinės inžinerijos testą, nes labai gerai su aplinka sutampate. O man kyla klausimas, kiek tokio tipo specialistų yra Lietuvoje, ar galite įsivaizduoti, ar ganėtinai didelis kiekis, ar mažas, nes man atrodo, tai tokia nišinė, labai įdomi sritis, ar tikrai Lietuvoje yra daug žmonių, kurie tom užsiema? Jeigu nuoširdžiai, nelabai žinau. Aš manau, kad apskritai šitas dalykas yra toks truputį, negaliu sakyti populiarus, bet galbūt netaip dar daug dėmesio kreipiama, nes jeigu mes paimtume pavyzdį iš ten, sakykime, tos pačios Amerikos, tai tenai gali būti atskiros komandos, kurios tą dirba, nes aš, kaip minėjau, vėlgi aš darau ir tipinius skaitmeninius įsilaužimus, tai yra tik tai dalis to, ką aš darau. Tuo tarpu kitose šalyse, kur tas yra tikriausiai tą daugiau dėmesio kreipiama, tam yra netgi atskiros komandos. Tai aš asmeniškai
daug nežinau. Galėčiau pridėti, kad jeigu žiūri, kuris irgi tą daro, tai labai norėčiau pabendrauti daugiau. Manau, būtų labai įdomu apsikeisti patirtimis ir šiaip padaryti ratą fizinės saugos specialistų. Tai šičia dėja, bet atsakysiu, kad tikriausiai nedaug arba iš vis nėra. Nes iš mano asmeninės patirties, tai apart jūsų esu tik tai su dar vienu žmogum susipažinusi, kuris būtent šioje srityje dirba, kuris yra iš užsienio, tai kaip jau jūs turbūt žinote, tai Brian Harris, kuris buvo Besides Vilnius konferencijoje praeitais metais ir labai įdomią prezentaciją padarė, tai daugiau pati asmeniškai nesusipažinusi su šios srities specialistais, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko susipažinti ir pakviesti pakalbinti. O labai įdomu būtų sužinoti, ko reikia, kad dirbti šioje srityje, reikia tiesiog, sakykime, jau dirbti cyber security srityje, ar prieš tai, sakykime, galbūt būt baigus kažką su teatro vaidyba, ar miksą visko? Čia aš manau, kad mes net abu galim papasakoti, nes aš, pavyzdžiui, paėmus mano istoriją, aš esu visiškai aš turiu fotografo ir mokytojo išsilavinimą. Aš daug metų dirbau fotografu, kas tikriausiai labai padeda, kai kalba eina apie socialinį inžineriją, nes su žmonių labai daug teko bendrauti, tas pats ir buvimas mokytojų. Bet aišku, čia jeigu nori, kad taip dramatiškai skambėtų, aš ten mokytas buvau, dabar tapau hakeriu. Bet iš tikrųjų aš IT visada domėjausi. Man rodos, gal nereiktų sakyti labai mistiškai, kad čia reikia kažkokio analitinio mąstymo ar kažko tokio, bet tikriausiai kaip ir bet kurioje kitoje srityje truputį užsispyrimo ir kad nors truputį tai, ką tu darai, tau patiktų. Aš iki tol, kol pradėjau šitą sritį, man apskritai visa cyber ir social engineering atrodė kaip kažkokia mistika, kur ten, kaip stereotipiškai hakeriai juodai apsirengę Rusy sėdi, o visi, kas užsiima social engineeringu, tai yra Jamesai Bondai, kur turi būti ten gražus, visokie gadžetai ir panašiai. Praktikoje taip nėra. Aš manau, kad tikrai netrodau kaip Jamesas Bondas. Daryti, jeigu, pavyzdžiui, būtent social, visus šitos dalykus physical, tai reikia tiesiog truputį pasitikėjimo savim, nes, yra tas pats geras pasakymas, act like you belong. Tu turi apsimesti, kad tu čia turi būti. Ir kiek teko daryti šitą taisyklę, praktiškai visada pasiteisina. Žmogus klausia kažko, sakai, aš čia turiu būti. Taip realiai yra buvę. Tas paklausia, tau nereikia ten leidimo ar dar ko nors. Ne. Gerai. Daugiau klausimų. Drąsos reikia. Aš čia gal pridėčiau tai, kad žmogus, aš vėlgi negaliu šnekėti už visus, kad žmonės turi tokią savybę, aš būdamas fotografu, mano magistras buvo apie kaukės, kad kai žmogus pasiima kažkokią rolę, nes aš tikrovį, aš nesu toks žmogus, kuris mėgsta eiti ten, kur jam nereikia. Mane kas pažįsta iš visą kitų, kad aš žmogus, kuris gan laikosi taisyklių. Nenoriu prisišnekėti, bet net vairuodamas nemėgstu viršyti greičio. Bet kai reikia tą daryti, aš turiu tą daryti, visai smagu. Šioks toks yra visada išbandymas, apgalvojimas, eini ir darai, ir, nežinau, veikia. Vėlgi, galbūt kiekviena istorija būtų kitokia. Pas mane yra panašiai, nes aš su kiekvienu klientu, jeigu dirbi, tai vienaip arba kitaip būna įdomu įvertinti prieš pat užeinant, tarkim, susipažįstant su visais žmonėmis, prisistatant, prasieini ir pažiūri, kaip žmonės reaguoja, jeigu tu čiupinėjai jų daiktus, užeini ten, kur nereikia. Dažnai būna, pavyzdžiui, žini, į kokį nors ten kabinetėlį visi žiūri tokiam akim, nes ten pasirodo CEO sėdi ten kažkoks, ką aš užėjau, aš neprisistačiau, jūs manęs kol kas nepažįstate. Ir baisu pripažinti, bet dažniausiai tu praeisi. Taip, žmonės, ypač lietuvių kultūrai beje, nes, tarkim, esu dirbęs su ispanų vienu. Tai jisai nebijojo absoliučiai niekada kišt nosies ten, kur nereikia, sakyti, o čia tau tikrai reikia, nes tai tiesiog jis norėjo bendrauti labai, bet jam negėda buvo iš tikrųjų pakelt ranką, pasakyti, man tai sakė, kad čia taip negalima elgtis, arba tailgate'inis žmogus, man sakė, kad tu čia turėtum pabūti ir aš tada pakviesiu kažką. Gerai, žmogus
Jo. Lietuvoje taip nėra. Lietuvoje biški žmogų paspausti, socialinis tas spaudimas yra pas mus ir žmonės iškart per 5 metrus. Čia mano komforto zona yra, sakau, 5-3 metrų atstumu ir nieko praeini, pasakai, kad man čia reikia, gerai, aš neklausiu, man nesidomėsiu, nusisuksiu. Aš dar galėčiau pridėti, kad čia net nebūtinai lietuvių, aš gal net sakyčiau Šiauriečių, dėl to, kad man teko daryti šitos įsilaužimus ir ne tik Lietuvoje, bet mūsų kaimininėse šalise. Ten, ta prasme, kultūras, vis tiek turbūt skiriasi, sakykime, estų ir lietuvių, bet principas iš esmės tas pats. Gal net sakyčiau, pas juos gal net truputį jie dar labiau nenori, kad žmonės šalia būtų, tai tas spaudimas tada dar labiau paveikia. Tai nenoriu sakyti, kad vien tik lietuviai tokie čia, bet būtų visai įdomu kokioje nors karštesnėje šalyje pabandyti, kur, sakykime, stereotipiškai laikomi žmonės tokie karštesnio būdo, pažiūrėti, kaip paprastas lietuvis ten praeitų ir ar pavyktų jam ten pasislėpti tarp tokių žmonių, kurie gali labai greitai tas daug ko klausti ir nebijoti to daryti. Arba būtų kaip tik sakytų, kas tu ten pasakytumėt kokį nors vardą ir tada sakytų, kviestų vakare prie alaus. Labai įvairiai gali būti, arba kaip tik labai daug klausinėtų, nes drąsiai prieitų, arba kaip tik labai, labai draugiškai būtų. Tai iš tiesų labai įdomus tie skirtingų šalių kultūriniai aspektai. Dar man asmeniškai labai įdomu, kai keliavote į Estiją vykdyti šią misiją, tai labai įdomu būtų sužinoti, tai jūs angliškai tada šnekėt, ar gal jūs mokėte jų kalbą, ar kaip tai turėjo atrodyti, nes ar nekiltų iš karto įtarimas, jeigu ateitų ir angliškai šnekėtų žmogus? Aš manau, kad toks klausimas bus, bet galiu tikriausiai užbėgti truputį į priekį, tai viskas priklauso nuo OSINT, tai yra nuo tavo pasiruošimo ir vienas iš tų pasiruošimų tai yra scenarijaus kūrimas. Nes, vėlgi, čia nėra ekspromptų daromi dalykai, kur tu nueini ir žiūrėsim, kaip pavyks praeiti. Ne, ta prasme, į tai eina labai daug pasiruošimo ir vienas iš jų yra bandymas numatyti, kas gali nutikti ir vienas iš tokių darant užsienį būtų, kokią kalbą naudoti. Estiškai aš šią akimirką tikriausiai jokio žodžio nepasakysiu. Tai reiškia, tai būtų labai silpnybė. Ir kaip taisyklė, tokius dalykus darant, kuo paprasčiau, tuo geriau. Nes čia tikriausiai taisyklė, kai meluoji. Kuo tavo melas yra sudėtingesnis, tuo tu labiau gali ten pasimesti. Tai šiuo atveju labai paprastai, tu tiesiog apsimeti užsieniečių dirbančių Estijoje. Pavyzdžiui, gali būti tas pats koks nors IT supportas, programuotojas, galbūt atvykęs iš kokios nors įmonės, kuri paslaugas teikia, internetą, pavyzdžiui. Mums šitas labai buvo sėkmingas, I'm here for the internet. Veikia. Ir aš vėlgi įsivaizduoju, kad čia priklauso nuo šalies ir kitoj šalyje tu galvotum kažką kito, bet jeigu šalyje yra pakankamai bendra kultūra, kad yra užsieniečių, ir ypač jeigu tai yra kažkokia įmonė, kur yra tarptautinė, tai ten niekam nekils klausimą, kad tu angliškai šneki. Bet visada tikslas yra apsimesti arba įmonės darbuotojų, arba, kaip sakot, kažkas atėjo internetą patikrinti, ar dar kažkokią paslaugėlę steigti, bet negalėtų žmogus ateiti ir sakyti, tarkim, aš turistas, aš pasiklydau, ar kažkas tokio, būtinai turi būti, kuo artimiau, kad įtikinamiau, sakykime, būtent darbuotojas ar klientas, net ar panašiai. Turistas iš karto, aš užsikabinsiu būtent už šito, turistas iš karto sukeltų klausimą, o kam tau toliau eiti, jeigu tave pagautų. Tai reiškia, tu jau sukuri dar nesant tai situacijai, kad tave išlydėtų. Apriboji save. Jeigu tau reikia prieiti prie serverino, tu greičiausiai būsi serverio darbuotojas koks nors. IT-šnikas. Taip, tai tu nenori, tam ir yra pasiruošimas, tu apgalvoji, ką tu kiekvienu atveju sakysi. Aš čia galiu, iki ko apgalvojimas eina, kai tu tokius testus darai, tai vienas iš dalykų yra laiškas, mes vadinam jail free card, kur tu jį pateiki, jeigu tave pagauna, nes tave pagavus gali ir policija iškviesti, tai tu dažniausiai nenori to. Tai tu net apgalvoji, pavyzdžiui, tokį variantą, kad sukuri netikrą. Tu turi du. Vienas yra tikras, kitas netikras. Tai tu, kai tave pagauna, tu iš pradžių parodai netikrą ir jeigu tave paleidžia, tai vėlgi
bet kas gali turėti bet kokį dokumentą, kur bet kas parašyta. Tai ar tu turi paleisti? Dažniausiai su šito irgi pavyksta. Jeigu tave pagauna, žmonės tada... Čia gal tik pridėsiu kontekstą, nes visas šitas reikalas, kadangi būna užsakomas, tai dažniausiai šitą užsako yra irgi saugumo vadovas. CISO, ISO, arba kas nors kitas IT, tarkim, padalinio CIO vadovas. Ir jisai bus informuojamas. Tai tas jail-free cardas iš esmės yra, kad štai yra laiškas, skambini šitam žmogui, kuris tikrai yra žinomas įmonėje ir jisai jau ten pasiims šitą žmogų ir taip toliau. Tai jeigu žmogus nesielgia saugiai, vadinasi, tu lygiai taip pat gali pas juos tą įmonę ateiti, tiesiog masikuodamas skambiais vardais. Tai niekom nesiskiria nuo bet kokio kito socialinės inžinierijos pavyzdžio. Lygiai taip pat e-mailais galima sakyti, čia mane CEO siuntė, siūskit man nuo šiol pinigus į šitą sąskaitą. Ir tai veikia. Tai kaip ir vykdant phishingą, esmė yra, kad kuo mažiau įmonėje darbuotojų žinotų, tik tais gal keletą aukščiausių vadovų ir kad visi kuo mažiau žinotų. O kiek dažnai reikia vykdyti šią paslaugą? Sakykime, yra viena įmonė ir užtenka kartą per metus, ar kas pusę metų, ar kartą į 10 metų gal užtenka? Šitą gal aš atsakysiu. Yra toks dalykas, kad visų pirma, tai priklauso nuo įmonės dydžio, be abejo. Jeigu jinai, tarkim, mes turime vieną padalinį, HQ, ir ten jinai dirba iš vieno ofiso. 2 kartus. Tiesiog jūs patikrinat vieną kartą, kad veikia, tada pravedam mokymus. Tie mokymai jau bus nuo to laiko visą laiką. Šitas topikas jau bus drožiamas žmonėm į galvą, nes žinoma, kad tai yra rizika. Ir antrą kartą patikrinsim, ar yra pokytis. Vėl po pusės metų, po metų galima. Bet per daug dažnai nedarysi, nes žmonės pradėjo šnekėti. Apie tokius atvejus viduje įmonės pradėjo šnekėti, čia buvo pasivaikščio, panašiai. Ir man netgi buvo atveju, kai, tarkim, nebuvo iš vis fizinės saugos tokio dalyko kaip užsakyto įsibrovimo, bet buvo atvejais, kai atėjo realiai techniniai darbuotojai, atsakingi už vėdinimo sistemą, ir jie sugalvojo daryti tai, ko neturėtų daryti. Įmonėje yra serverinas per savaitgalį pasiekė 80 laipsnių. Uždara patalpa, nes atjungtas vėdinimo sistemas. Jie turėjo būti nusiusti pas mane arba pas IT vadovą. Niekas to nepadarė. Nesilaikymas protokolo iš esmės. Tai yra kultūros dalis. Ar giedrių praleisti, ar kokį jonuką iš 3 paršiukų, kurie ten dirba su ventiliatoriais. Jokio skirtumo. Žmonės tada išmoka ir tada jie jau patys gydo galvą kitiem savo kolegom. Čia geras pastebėjimas, kad tu čia tikrini ne vien nuo tų piktavalių, o realiai, kurie gali netyčia tą padaryti. Tai čia nereikia tą žiūrėti kaip į tokį, mūsų niekas neužpuls, niekam mes neįdomus ir panašiai. Tai tada dar blogiau, nes jūs esate tokie atsipalaidavę, kad kažkas netyčia gali kažką padaryti. Gal kažkas vaikščios ieškos, kur pakrauti telefoną ir atsidurs tavo serverinį. Ir, taip nebus, bet... Ištrauks parilgintuvą, įkiš savo, žiūri pusė įrangos jau atjungta. Taip, bet ar kas nors galėtų taip ateiti ir drąsiai pasakyti, ne, pas mus tas yra neįmanoma. Aš manau, jeigu taip sakytų, tai labai smarkiai meluotų. Aš čia kaip tik prieš tai šnekėjomės, tiesiog diskutavom, kad anksčiau, sakysim tai prieš 15 metų, būdavo taip, kad visi rūpindavosi ten bazinę fizinę saugą. Vis dėlto raktai, įėjimai, ten grotos ant langų, čia 90-aisiais buvo ir taip toliau. O IT sauga, informacinė sauga būdavo, tai pas mus IT vadovas Jonas ten kažką padarys. Kažką padarys, tai būdavo iš esmės firewall, jeigu sukonfigūruoja, tai jau labai gerai. O šiaip tai jis nieko nepadarydavo, tiesiog palinksėdavo galvą ir pasakydavo Windows susinstaliavau, o po to farmaciją. Neįdomu. Ir kainos buvo mažos, kaštai šito IT saugumo buvo maži, fizinio saugumo buvo sąlyginai dideli. Praėjo 20 metų, fizinio saugumo kaštai realiai beveik nepakito, IT saugumo, sakysim taip, fizinės saugos įmonės ten visas hardeningas viso pastato plus IT saugos šitos, ne IT, fizinės saugos įmonės samdymas tau atsieis geriausiu atveju kiek? 10 000 metus? Galbūt mažiau, priklausomai vėlgi nuo įmonės dydžio. SOCO paslaugos,
Nuo 50 000 į viršų, 200 gali būti, jeigu didesnė įmonė. Tai dabar visi CEO galvoja, mūsų IT reikia saugoti, visi pamiršo apie fizinę saugą. Visiškai, nors tu realiai gali ateiti, tiesiog pasijungti pas juos į serverinę savo laptopą ir nusikrauti viską, ko tau reikia. Jo, panašu į tai. Tai galėsime plačiau apie tai pašnekėti ir apie kortelių klonavimus ir panašiai, bet dar šiek tiek norėjau paliesti tą temą apie to angliškai letter of engagement turėjimą, kitaip tariant, popieriaus turėjimą įrodantį, kad jūs tai legaliai atliekate. Tai aš atsimenu, kai buvome Besides Vilnius konferencijoje ir buvo Brian Harris ir jisai pasako labai juokingą atvejį, kai jisai, jeigu neklystu, iš tiesų labai daug šansų, kad Amerikoje tai vyko, bet būtent jį galiausiai pagavo įmonės viduje, iškvietė policiją ir jam jau reikėjo parodyti tą tikrai popierių įrodymą, kai jis legaliai užsiema šitą veiklą. Ir jisai laikydavo tą popierių savo kelnių galiniai kišeniai. Ir kadangi jau stovėjo keletą policininkų prie jo ir jisai už savęs pradėjo kišti ranką, kad paimti tą popiergalį iš kelnių, jį greitai prirėmė, paguldė, nes galvojo, gal, kas nežinau, gal ginklas siekia ar panašiai. Ir jis tai juokavo, kad nuo to laiko priekiniai kišeniai visada, kad tokių atvejų nebūtų. Tai labai smagu tokias istorijas visada išgirsti. Dabar šiek tiek turiu kitokią temą. Tai labai būtų įdomu iš karto pereiti prie tokios, sakykime, atveju. Tai ar yra buvęs koks nors, galima, aišku, neminint organizacijų, bet ar yra buvęs koks nors atvejis, kuris buvo labai įsimintinas, kur buvo ypatingai, sakykime, lengva patekti, ar kažkas jūs labai nustebino, nestandartiškai blogai buvo ar panašiai? Aš gal net į galvą keli atvejai ateina, tai pabandysiu gal net skirtingus. Tai vienas man labai patiko, kur pavyko atspėti, kur reikia suvesti kodą, 9 skaičiai. Nieko net stebuklingo nepadariau, su telefonu šonu truputį, nes telefonas tiesiog geriau užfiksuoja, taip gausi, kad geriau užfiksuoja atspindžius. Čia nebūtinai taisyklė. Tiesiog aš taip žiūrėjau, ten šviesumus pareguliuoja, kontrastus ir tada labiau pasimato. Kadangi tu matai 4 skaičiukus, tai aš iš 3 karto suvedžiau, kad praeiti pro duris. Tai čia buvo toks, kur atrodytų artimiausias filmams, kur, kai ten rodo, kai užmeta ten dulkių kokių ir pamato. Jau mano minėtas, kai teko tiesiog pasakyti, kad mes čia turim būt. Ir sako, gerai. Ir net ne vienas atvejis, tiesiog galbūt būna skirtingai, ką tu pasakai. Galbūt ten, kad aš kažkur einu, tai čia toks bendrai mane nustebinęs dalykas. Kai aš pirmą kartą teko daryti, aš galvojau, kad čia bus labai sudėtinga. Tai ir yra, bet sudėtingumas nėra toj vietoj, kur aš manyčiau, kai žmonėms pasakai, pakankamai tvirtai, tą kaip ir leidžia padaryti. Ir dabar bandau dar pagalvoti, teko, pavyzdžiui, vienoj vietoj, čia toks juokingas, kai man nesigavo. Tai užėjom, praėjom, viskas yra gerai, bet čia galbūt parodo kartais, kad iki galo nepasiruošė ir kartais, kai tu tą padarai, tu nori jau, kad tave pagautų. Tu padarai savo tikslą, nori pažiūrėti žmonių reakciją, nes, čia kaip ir minėjom, didelė dalim tai yra svarbu ir žmonių reakcija, ne vien tik tai, kad pro duris buvo lengva praeiti, bet ir kartu, kad kaip žmonės reaguoja, tą kultūrą patikrinti. Tai aš taip vaikštau visiškai atvirai ir prie manęs prieina ir sako, ką tu čia darai, aš sakau, aš atėjau interneto patikrinti. Iki šiol viskas pavyko. Ir jinai ten, išsidavė moteris buvo, visiškai nepasimetė, sako, o iš kurio tiekėjo? Čia buvo ne Lietuvoj. Aš supratau, kad aš nepasidomėjau, kokie interneto tiekėjai tenais yra. Tai teko traukti laišką ir rodyti, kas aš čia toks. Tai čia to pasirengimo, bet vis tiek tu iki galo niekada nepasiruoši. Kažkaip tas būtent, kad čia atėjau dėl interneto, toks ekspromptu atėjo ir galėjaugi pasigūglinti ir tiesiog būčiau turėjęs atsakymą. Dar iš tokių galvoju smagesnių smagus. Teko buvo labai, čia vėlgi, aš manau, kad tai yra faina dalintis ir nepavykusiais, tai praėjom vienoje vietoje tokias patalpas,
kur norėjom palikti ten USB raktelius ir mes ten labai atsargiai paprašėm, kad mums duris atidarytų ir panašiai. Ir paskui pamatėm, kad ten daugiau žmonių vaikšto ir pasirodo mes neteisingai supratom, kokios ten patalpos ir ten tiesiog yra viešos patalpos. Tai buvo visai juokinga, nes mes taip, mes čia ką tik 10 minučių stengiamės praeiti ten, kur žmonės tiesiog ateina. Bet, tai, kaip sakant, prideda šarmą visam šitam darbui, nes, tai nėra kažkas tokio, kur, buvo sugadinta kažkas ar panašiai, tai toks labiau patyriminis dalykas. Šiaip, gal net bendrai pasakysiu, nebūtinai iš istorijų, kad tu labai pradedi matyti labai skirtingų žmonių tipažus. Aš, pavyzdžiui, pirmą kartą supratau, kad tai yra toks žmonių tipas ir labai, ką aš pastebėjau dažnai tarp vadovų būna, kad pas juos iš karto yra labai aiškus protokolo jautimas. Ir tu net žinai, ką paskui sakys. Nes tu sakai, aš čia turiu būti, kodėl, panašiai, duodi šitą savo tą lapuką, kad tikra, netikra, nesvarbu. Reakcija labai dažnai būna, kad neskambinti, kas ten yra, sako, aš turiu savo kontaktą. Tai va, toks buvo, čia toks įdomesni žmonės. Tai tu pamatai, visgi tai yra tokios situacijos, kur tu tipinio žmogaus nepamatysi, nes tai yra konfrontacija. Tu kažką darai, ko neturi daryti ir tave žmogus pagavo. Ir tu pamatai žmogų, kur, kiek kartų gyvenime šiaip atsiduri tokioje situacijoje, kad žmogus į tave žiūrėtų kaip į plėšiką. Tai šitie yra ir mane patikrina, ir tą žmogų patikrina, bet kas yra faina, man galvoj būna visai toks net malonus jausmas, mane pagavo. Nes šitie yra taip keista, kaip ir tikslas, kad tas nepagautų, bet iš kitos pusės faina, kai ir pagauna, nes reiškia, kažkas ir teisingai laikosi protokolo. Nėra taip blogai, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Taip nuramina, nes jeigu nėra, aš gal mano mokytojo truputį patirtis yra, nėra faina vaikui atiduoti sąsiuvinį pilną raudonų klaidų, daug fainiau jam pasiseka, tai čia irgi tu taip nori, kad gerai padarai teisingai, liuks. Ir mes paskui pagiriam čia, kaip bebūtų, čia yra bendravimas su žmonėm. Jeigu jis tave pagavo ir tu šneki, tu nepalieki jo robotiniu veidu, kad pagavai, tu čia viskas, viso gerai. Ne, su kai kuriais paskui labai fainai pasišneki, ką aš pastebėjau, ką jie pastebėjo, jau tu net gali išmokti, tu gali paklausti, o kas atkreipė dėmesį, kad aš čia ne tas, arba ką aš galbūt galėčiau geriau padaryti. Tai mokaisi iš to. Aš taip įsivaizduoju, po pandemijos, sakykime, čia visai patogu, taigi aš kolega, dirbau visada iš namų, tiesiog nieks nematėt manęs, be kameros sėdėjau, dabar atėjau pasirodžiau po tiek laiko, bet iš tiesų dar labai įdomu, jeigu, sakykime, kažkas jūs praleidžia pro duris, ar tam žmogui kažkas po to būna, ar jį padrausmina, yra žmonės, kuriuos jūs pagirėt, bet ar kažkas būna tiem, kurie, jūs grinai, praleidžia į ofisą, ar iki serverinės, ar jiem kažkas po to būna? Kiek įmanoma mes neatskleidžiam iš vis tokių detalių. Nes tai nėra to žmogaus, negaliu sakyti, nėra jo kaltė, bet tai nėra... Pirštų nerodoma. Taip. Į žmogų, nes nelabai etiška, negražu ir galų gale yra toks paprastas požiūris. Jeigu jisai taip nesielgia, tai de facto yra vadovybės kaltė. Tai yra toks požiūris tiesiog. Tai yra vadovybės kaltė, kad jinai to nepasirūpina, ne jo kaltė. Darbuotojas yra darbuotojas, jis elgiasi daug maž kaip jam pasakyta, nes jeigu jis nesielgtų taip, kaip jam apskritai įmonėje sakoma, jis ten nedirbtų. Ne vienas verslas nesilaiko žmonių, kurie nedirba. Tiesa, plius jeigu ne tas žmogus, bet kas galėjo būti jo vietoj. Taip, visiems gali pasitaikyti. Nekaltas, kad jisai tą akimirką tenai buvo. Galbūt jeigu įmonė garsėtų, kad pas ją 95% puikiai vadovaujasi taisyklėm ir puikiai atpažįsta svetimus, galbūt tada būtų galima diskutuoti, ar reiktų parodyti tą, kuris to nedaro. Bet tas galioja, aš ne vien apie fizinę saugą, bet, sakykime, tie patys social engineering, phishingas, vishingas, tu rodai statistiką. Reiškia, pas tai reikia bendrai įmonėj keisti kultūrą, taip galima pavadinti, o ne baksnuoti pirštą į tą vieną žmogų, kad galbūt tas, kuris atidarė mailą, jisai buvo kaip tik labai uolus darbuotojas ir jisai visada būna prie mailo aplikacijos ir tik gauna mailą ir patikrina, o tas, kuris kartą per dieną patikrina, jisai gaunasi, kad išsisuko. Taip.
Tikrai taip, absoliučiai atpirkimo ožių ieškojimas apskritai saugime yra toksai nepriimtinas dalykas. Tu arba turi incidentą, tai tu visiems klausi, o kodėl jis taip padarė? O kokia buvo priežastis? Ar visada taip daro? Ar kiti taip daro? O kas galėjo būti padaryta, kad jis tai nedarytų? Ir dažniausiai būna, galėjom padaryti. Nu tai gerai, tai susitarėm, kad padarysit. Aš čia būna tas, po to jau tas postmortem, sakysim, po incidento, po penetrationo, po įsilaužimo testavimo, visą laiką būna pašnekesys su vadovybė. O tu padarei, ką reikėjo padaryti? O tu žinojai, kad reikia padaryti? Nežinojai. O tai labai įdomu, ar būna, sakykime, vat, kaip minėjote pačioje pradžioje, sakykime, vaizdys su kamerom, kad kamerą labai žemai galima uždengti ranką ir dar koks nors pavyzdys galėtų būti. Ar yra tekę tikrinti, ar iš tiesų organizacijai buvo pritaikyti tie pokyčiai? Jo, tam yra auditai apskritai. Tarkim, jeigu būna bendroji saugumo kultūroje, tai priimta, kad jeigu buvo vienais metais sutartas planas, tai bent jau sekančiais metais tikiesi, kad jie padarytų taip vadinamą follow-up auditą ir patikrintų, kad ar buvo kažkas padaryta ar ne. Ar tą daryti jau vėlgi sprendžia vadovybė, siūlo dažniausiai irgi saugos vadovas, bet iš esmės taip. Jie turėtų tikrinti. Tai yra only natural, kaip žmonės sako, nes buvo, tarkim, mano atveju buvo keli kartai, kai eini po valstybinę įstaigą ir eini per kiekvieną aukštą ir žiūri serverinę. Serverinė tai yra ta spinta skirstimo. Ir kiekvienoje raktas yra įkištas. Kad patogiau būtų. Ir galvoju, tai kam tada iš vis raktas? Gal nedėkite tada raktų, tiesiog laikykite, ta prasme, atidaryta, visiems prieinama. Žmonės turėjo ten pasiteisinimą, kad čia neseniai įdėta ir panašiai, bet jeigu aš ten atėjau, galėjau atidaryti tą spintą, aš galėjau pajungti vieną kokį nors device'ą, kurį namų darbus daro. Pasiruošiu, įkišiu device'ą per 2 sekundės ir uždarau ir išeinu. Aš apie raktus galiu pasakyti, kad iš tų istorijų praėjom iki teisininkų. Beje, čia dar vienas žmonių tipažas teisininkai. Jie pikčiausi yra. Atskira kategorija. Jie mums, kai mus pagavo, realiai pajokavo, sako, mums dabar jūs sumušt reikės. Bet kas yra juokinga, čia man rodos gal jų truputį, visų pirma, jie tikriausiai labai jautriai reagavo, nes mes nuėjome į kambariuką, kur yra visi dokumentai. Ir kaip jisai paminėjo, aš raktus prisiminiau, raktai buvo tiesiog spinteliai, kur spėjo patys jautriausi dokumentai. Tai mes pradėjom fotografuoti ne dokumentus, bet patį faktą, kad ten yra dokumentai. Bet teoriškai mes gal 15 minučių ten prabuvom. Ir jie tada atėjo ir aš nežinau, ar ten ego, bet jų buvo daug. Gal kokie 7-8. Aš realiai truputį išsiganau, nes jie ten tokie nupikti buvo. Kas jūs tokie, pradėjo nusirėk, mes pradėjome aiškinti, kas yra įdomiausia, jiems net nebuvo labai įdomu. Sako, bet čia negalima. Bet aš taip sakau, bet taip mes čia esam. Kas kaip negalima? Mano darbas buvo čia būti. Aš negaliu sakyti, kad darbuotojų darbas buvo užtikrinti, kad mes ten nebūtume, bet kažkas yra negerai, kad mes čia atsidūrėme. Tai, galop viskas buvo gerai, aš manau, kad jie galbūt irgi truputį suprato, kas kaip, ir tada jau gal labiau iš azarto tą sakė, bet lygiai taip pat teisinosi dėl raktų, sako, čia taip nebūna. Čia būtent, kai mes atėjom, taip jau nutiko, kad raktas spinoje atsidūrė. Tai būna. Tai nenorėčiau daugiau pasteisininkus, jie pikčiausi. Sakau, tipažai. Vieni būna, kurie labai atsiranda tas toks viską darom pagal taisyklės, o būna tie, kur sako, dabar jūs sumušt. Iš teisininko to nesitikėčiau, atrodytų kaip tik atvirkščiai turėtų būti. Čia atrodo, galima būtų jau po jūsų visų pasakojimų kokią nors knygą apie žmogaus psichologiją ir tipažus parašyti, atrodo, ir tiek patirties sukaupus. O iš tiesų, iš šono skamba, sako, ne kaip James Bondas, kaip tik atrodo, kaip James Bondas, atrodo, savo gyvybę rizikuoja. Tai iš tiesų dar būtų
šokant vėl šiek tiek dar giliau į darbo specifiką, tai kalbant apie pačią pradžią, tai kaip atrodo pasiruošimas, ar turite kažkokį starter pack, ar vat, iš tiesų reikia, sakykim, persirengti, arba tą patį osintą minėjo, tai įdomu, kaip atrodo pats pasiruošimas, ar jisai ilgai trunka, pavyzdžiui. Nuoširdžiai pasakysiu, kad vis dar nepabandžiau to įžymaus kopėčių ir šito, vis dar noriu pabandyti. Šalmo nesusiradai, ne? Bet labai su kolega gerai šnekėjom, labai gerai turėti kažką rankose. Man labai patogu ir faina turėti tą pranešėjo, tą bloknotą, kur? Jo, nes tu kartu gali žymėtis visus faktus ir kartu turi kažką rankose ir atrodai daug rimčiau. Bet iš tų tokių pasiruošimų, svarbiausia dalis yra ta visa žvalgyba. Osintas. Tai yra, ką tu internete randi, nes internete galima rasti kartais ne to, ko tikriausiai įmonė nesitikė. Pavyzdžiui, vėlgi nesakysiu kur, kas kaip, bet vienas architektas buvo labai maloniai pasidalinęs visas pastato struktūrą. Jam, aš suprantu, kodėl jisai pasidalino, bet man čia yra labai smagi informacija. Aš žinau, kas kur kokiam aukšte, kaip atrodo, kur praėjimai yra, man nereikia spėlioti ten nuėjus, kur link man eiti. Tada aš iki šito darbo niekada taip nesusimaščiau, kiek gali papasakoti įmonės vakarėlių ir renginių nuotraukos. Realiai gali, pavyzdžiui, paprastas toks dalykas, kortelė kaip atrodo. Tu gali, pirmas variantas, vaikščioti ir bandyti fotografuoti. Bet kam tą daryti, kai tu gali atsidaryti kokį nors Facebooką ar Instagramą, tiesiog susirasti, kaip jų kortelė atrodo, tada tu plius minus atkopijuoji kaip tą dizainą, įsidedi į savo šitą ir tau net nebūtina, kad jinai veiktų. Tu jau ten tapsi daug labiau laukiamas, negu turi būti. Aš jau nekalbu, minėjom apie žinoti gerus, žymius svarbius vardus. Tai, šito tau nepaslėpsi. Tu negali įmonės ten direktoriaus vadovų paslėpti, bet kaip bebūtų, tai yra to dalis. Tu susirankioji žmonės, kad žinotum pas ką eini. Man teko yra skaityti, kad aš atėjau pas žmogų, sako, jo nėra. Sakau, bet mes su juo susitarę. Jisai atvažiuos, sakau, viskas okei. Gerai. Mano tikslas buvo gauti prisijungimus prie Wi-Fi'aus. Nes jie kaip ir neturi svečių, bet pabandyti paprašyti, kad duotų. Sakau, man labai reikia interneto. Aš įsitraukiau laptopą, sakau, galiu, kol laukiam. Junk. Ačiū. Tinklą greit praskanavau, screenshotą pasidariau. Sakau, žinokit, visgi šiandien negalės. Išėjau. Kiek žinau, man rodos, gal net ir nesureagavo niekas. Aš akivaizdžiai nieko blogo nepadariau, bet aš padariau, savo tikslą padariau. Ir žinojimas žmonių, žinojimas, ką pasakyti, tas padeda. O tas viskas ateina iš žvalgybos, viską žiūri. Gal kas dronų praskrido, gal renginiai kažkokie vyksta. Pavyzdžiui, galbūt tam pastate, kur tu esi, vėlgi priklauso, ar ten, sakykim, daug aukštų, gal ten vyksta mokymai dažnai. Tai tu gali tada, vėl kalbant, pavyzdžiui, apie užsieniečius, kad apsimest anglų. Gali sakyti, kad aš atvažiuoju iš kitos šalies čia į mokymus. Arba meetingrumus. Taip. Tiesiog sužinai, kur yra meetingrumai, kartais būna, pažiūri, pavyzdžiui, ateini įmonė yra. Meetingrumas ant sienos yra passwordas. Wi-Fi'aus vietinė. Taip. Pavadinimas tinklo netgi HQ gali būti ten kažkas tai panašiai ir yra passwordas. Ok, ačiū, pasinaudosime. Vieną kartą aš netgi, kai tu paminėjai apie šitą socialinius tinklus, tai aš atsimenu, pasižiūrėjau savo buvusios įmonės ir pamačiau, kad tas pats lapukas, kuris ten visą laiką kabėdavo netgi nuotraukose. Facebook'e, ne Facebook'e, Instagram'e ten buvo, bet nuotraukose kabo, visas passwordas, visam pasauliu išafišuotas. Okei. Ir aš galėčiau pridėti, kad, pavyzdžiui, iš savo darbinės pusės, tai tu net ir tokią informaciją pateiki, ką tu per tavo sintą surenki, nes jinai gali turėti įtakos. Tai aš, pavyzdžiui, stengčiausi nerodyti savo kortelių, nes jos gali būti panaudojamos. Tikriausiai visiškai paslėpti yra neįmanoma, bet ten, kur gali nepadėti kažkam, gal geriau ir nepadėti. Tikriausiai čia visada reikia pamatuoti
kiek pastangų ir kiek naudos, bet, sakykime, jeigu įmanoma, pavyzdžiui, geriau tada naudoti korteles, kad visi kišenės dėtų. Nežinau, tokio patarimo nesudavęs, bet Aš va, dabar davęs pagalvoti apie tai, kad rūkykla turėtų būti vidiniam kieme, ne išoriniam. Nes žmonės tiesiog eidavo tokiais dideliais kiekiais į lauką, ten rūko visi. Ir jie ten iš tikrųjų, ten, kas pasikabinę ant kaklo, tai dar nieko, bet tie, kurie į kišenę įsidėjo, ten arba kabo čianai visiškai, tai Giedrius ten galėtų papasakoti, kaip jie ten bandė kopijuoti. Prieiti realiai su tam tikra įranga nereikia apsikabinti žmogaus, kad nukopijuoti kortelę. Realiai toks atstumas būtų, nežinau, galima su stiprintuvu 10-15 cm, galbūt net ir daugiau. Dar ir turbūt ir nuo kortelės priklauso. Tai tau realiai užtenka ateiti ir jeigu rūko, šalia atsistoti, galbūt tenai užkalbinti. Prisidegti ir tas nuskaitimas gali užtrukti kelias sekundės. Ir čia irgi yra to testavimo dalis, tai yra, priėjom prie kortelių, tai yra kortelių testavimas ir jis net nebūtinai reikia daryti patį fizinį įsilaužimą, tau užtenka gauti kortelę. Tai, pavyzdžiui, net jeigu tau, nepavyksta nuklonuoti, tai tu gali, sakykime, jeigu su įmonė dirbi, tai tu gali pasimti tiesiog kortelę ir žiūrėti, ką tau su ją galima padaryti. Tai yra kortelės, kurios yra, vėlgi, kabutėse pasakysiu, praktiškai nenulaužimus ir yra kortelės arba dar blogiau atvejai, kai, pavyzdžiui, kortelė turi būdą šifruoti savo kodą, nes, kai šneka, būna šnekėjimas su aparatų skaitytuvu šifruotas ir jeigu jis yra pakankamai saugus, tai tau tiesiog nepavyks nukopijuoti to. Bet, pavyzdžiui, o kas jeigu tu vietoj tų kodų naudoji, nes kortelės dažniausiai turi savo tiesiog vidinius numerius, identifikacinius numerius. O kas jeigu tu visą saugumą pastatai tik ant tų numerių? Užperki gero rekvizito ir naudoji tiesiog kaip popierinės. Taip, tai iš esmės yra atitinka, kad duotum popierinius lapukus su užrašytų numeriu ir kai ateina kitas su tokiu pat numeriu, sakytum, jo, čia brangius lapukus. Taip. Ir čia viskas šiaip sueina dažniausiai pinigus, nes, pavyzdžiui, tie aparačiukai, kur nuskaito korteles, jie dažniausiai labai įvairias korteles palaiko ir gali labai modernes palaikyti, bet dažniausiai ar taupimo sumetimais, ar suderinamumo sumetimais, nes, pavyzdžiui, galbūt tenai ir rado krūvą kortelių, kurios yra ten truputį mažiau saugios, bet didelių kiekių ir pakankamai pigiai. Jeigu tu turi 1000 darbuotojų, tai tas keli eurai gali ir labai daug ką reikšti. Nėra neišnaudojama, tiesiog tu pasižiūri, šitą gali būti potencialiai saugios durys ir tada gauni kortelę ir tada žiūri, kad tau užtrunka 2 sekundės nuskaityti ir paspausti replay, prieiti ir praeiti pro šitas. Kas yra juokinga, kartais net neatkreipia dėmesio, kad tu vaikštai su kažkokiu dideliu aparatu ir atidarai. Kas liečia kortelių skaitytuvus, man irgi labai patiko, aš irgi tik tais antrą kartą gaunu galimybę daug daugiau išgirsti šitą temą, bet mano pirma galimybė susipažinti su šia sritimi, vėlgi pasikartosiu, kaip Brian Harris pasako, tai man labai patiko, kaip jisai gavo daugelio kortelių, taip sakant, tos skaitmeninius kodus, tai ką jisai darė. Buvo durys ir jisai padarė prie pat durų, pridėjo dirbtinį kortelių skaitytuvą, kurio prieš tai niekad nebuvo ofise. Ir jis pasako biškį apie tą žmonių psichologiją, kur eina žmogus, tiesiog pamato tą skaitytuvą ir jis nepabando pradžiai durų atidaryti, jis iš karto prideda kortelę ir tada jis tas skaitytuvas dirbtinai padarytas ten vis ir surinkinėjo visus tos kortelių kodus. Tai irgi labai įdomus atvejis, dar teko girdėti teoriją, jūs galite arba paneigti, arba patvirtinti, bet gal irgi jums yra tekę susidurti, bet teorija yra tokia, kad daug kur, sakykime, ar viešbučiuose, ar bankuose, ar įvairiose turbūt įstaigose yra valytojas, sakykime, ir teko girdėti, kad jos turi daugiausiai prieigos ir galbūt turi mažiau šiek tiek tų techninių ar apie fizinį saugumą žinių ir ar galima tuom kažkaip pasinaudoti, nes jos, jeigu, sakykime, yra viešbutis, tai jos turi prieigas prie visų viešbučio kambarių.
pasakysiu taip, čia yra, aš žinau, kur link einama, čia yra žinoma tarp fizinės saugos, kad valytoja turi būti geriausia tavo draugė. Tai prasme, jeigu per Kalėdas siunčia dovanas visoms įmonėms, tai būtinai nusiųskit valytojams, nes jos realiai turi dažniausiai daugiausiai galios. Na, aš galiu iš praktinės pusės pasakyti, kad lygiai taip pat, jeigu jūs, pavyzdžiui, turite apačioj žmogų, kuris ten priima žmonės, jis ant stalo irgi gali turėti, pavyzdžiui, tos pačios valytojos kortelę, kurią irgi, jeigu, pavyzdžiui, jisai pakankamai gerai neprižiūri, gali nueiti ir netyčia pasiskolinti arba nusikopijuoti. Tai valytojos turi labai daug. Aš pats asmeniškai nesu išnaudojęs valytojos, bet čia gal truputį toks ir etiškumo yra truputį. Aš tai esu. Aš esu, bet aš iš kitos pusės, aš būdamas infosaugos vadovas esu. Su valytojais labai gerai yra pasišnekėti. Gerai, jeigu geriama kava toj pačioj vietoj, tarkim, ten kur nors, jeigu jinai malasi visą laiką, kiekvieną dieną šnekėjasi, bendrauji, pripasakoja visko, ko tik tai reikia, ko nereikia, papasakoji, tarkim, kuom dirbi ir kas įdomu, tai iškart pasako, tas praeina, tie tai iš vis nepraeina, netgi palaiko durį. Gerai žinosim ir įmėsi priemonių. Pasako, man buvo vienoj net įmonėj, kur ta pati valytoja pasakė, o tai šitos tai uždarytos duris, bet tai va tas per galą, čia, kur jeigu eisi, tai ten kortelė, tai ten neveikia. Ten yra kortelės skaitytuvas, bet ten realiai tai gali atidaryti ir užeiti. O šitaip. Aš net nežinau, kad ten durys iš viso yra. Man jų niekas nerodė, nes iš pradžio atrodė, kad ten tiesiog augalas sustovi, ten jos pasirodo buvo užstatytos augalų. Bet jeigu jį pastumsi koją, tai galėjau užeiti patalpas tiesiog taip. Tai valytojas labai geri draugai yra. Man asmeniškai labai. Iš įsilaužimo pusės, tai vėlgi dažniausiai tenka daryti daugiau tom valandom, kai yra daugiau žmonių. Ypač jeigu nori ten tailgatingą daryti, tai tau reikia. Tailgatingas, tai atsiprašau, Petrui, yra sekimas už paskos. Taip, kai eina žmogus. Bet jam nežinant. Nežinau, kaip lietuviškai čia būtų uodegiavimas. Tai jos dažniausiai ten būna vakare. Kiek man teko susidurti darant vakare, tai jos tave ignoruoja, o tu kaip darai vakare, tu dažniausiai jau turi būdą ten praeiti. Dažniausiai arba jau turi kortelę ir jos nelinkusios tau nieko sakyti, bet aš tenčiausi prie ilgai irgi nebūti, kad jiems nepradėtų kilti klausimų, ką aš ten veikiu. Svarbiausia spėti išėti, kol signalizacijos neįjungia. Bet tokios praktinės patirties neturiu, bet žinau, kad jos yra geriausi draugai. Bet man truputį jau net gaila būtų jų kortelę kokią nukopijuoti. Jos šiandien prie ko. Iš profesinės pusės. Jeigu įmonė norėtų padaryti saugiai, kad ateitų, jos galėtų tą padaryti. O ten dažniausiai nėra, aš čia gal negražiai pasakysiu, labiausiai apmokami žmonės, kurie turėtų didžiausią interesą saugumui. Bet taip, jie gali potencialiai būti ta vieta, kur tu gali patekti. Arba gauti geros informacijos. Geriausias akcentas. O yra tekę susidurti su teisėsauga, kad jis jau pagavo ir jau policija, sakykime, iškvietė, ar yra tai buvę? Kai turėsiu šitą, tada sakysiu, pakviesk, vėl turiu ką papasakoti. Labai gerai. Bet ne, aš, kaip bebūtų, kai tu gerai pasiruošęs ir žinai, ką darai, ir vis tiek kažkas tuo metu turi būti ir dar geriau 2 žmonės. Tai, pavyzdžiui, mūsų atveju tai yra mano vadovas įmonėj ir tos įmonės kažkoks atsakingas žmogus, dažniausiai pareigose pakankamai aukštas, kad patikėtų juo. Ir tuo metu, kai pradedi, tu praneši tiek tiems, kad tave ištrauktų ir kad neprieitum prie to. Plius, vėlgi, tai yra bent jau man asmeniškai neteko bandyti su kirviu prasėti ten kur nors arba kažką, tokio agresyvaus. Tu nedarai agresyvaus, tu kaip tik stengias būti nepastebėtas, padaryti kuo mažiau žalos, tai ir netrodai agresyviai, tai nesukelia tokios situacijos, kur žmonės iš karto norėtų tave čiupti ir pargriauti ir kažką blogo daryti, tai neteko. Apsauginiai yra pagavę, bet šaunuoliai tada pagavo. Negrasino sumušti. Negrasino. Čia, jeigu apsauginis grasintų, būtų labai negerai. Dažniausiai neturėtų jie grasinti, jie turėtų arba daryti, arba nedaryti. Be žodžių. Ta praleisti turėtų.
O dar labai įdomu, grynai iš išvaizdos pusės šiek tiek padiskutuoti, ar kiekvieną kartą stengiatės. Apskritai šitas jūsų darbas, kaip suprantu, jisai trunka tik vieną dieną, ar ten, sakykime, savaitę, kiekvieną dieną jūs einate į tą įstaigą, kaip tai Oi, ne, atrodo? po Vieną kartą. savaitės jau visi, jau ten senai visi žinotų, ne. Aš galiu pasakyti taip bent jau, kaip aš dariau, vėlgi čia gal truputį skiriasi nuo to pačio Briano, beje, liuk žmogus, jeigu nori daugiau sužinoti, jisai buvo irgi mano vienas iš tų žmonių, iš kurių aš mokinausi. Tai tavo tikslas gali būti, kad tiesiog praeiti. Bet jeigu tu nori sukurti daugiau vertės, pavyzdžiui, turi daug erdvių, tai tu gali truputį tokiam kaip zonom pasiskirsti. Jeigu tau, pavyzdžiui, pavyko praeiti apsaugą, bet dar tavęs laukia, pavyzdžiui, 3 aukštai. Ar tau tikrai nuėjus į vieną aukštą reikėtų sustoti? Ne, tu kaip žaidime grįžti atgal ir tada bandai kitą. Bet tu tam turi limituotą kiekį laiko. Jeigu tu pradėsi tą daryti dar sekančią dieną, tai paprasčiausiai visi jau žinos, kad čia kažkas vyksta, tos naudos labai mažai. Tai šitą patį darai labai, labai per trumpą laiką, pasiruošimas labai daug užtrunka, kad tu galėtum tą greitai padaryti. Ne, čia apie tai nešnekėjom, bet tu kiek įmanoma tu ir aplink tą teritoriją apsivaikštai, pasižiūri kokie žmonės ir tu apie aprangą, tai tiesiog pasižiūri, kokie žmonės eina. Ir jeigu tu nori statybininkų, remontininkų apsimesti ar ten elektrikų, tai tada tau nereikia žiūrėti, kas ten eina, tu tiesiog taip apsirengi. Bet jeigu tu nori apsimesti darbuotojų, tai tau užtenka tiesiog pastebėti, kokia pas juos, gal pas juos ten kostiumai visada, tai užsidėdi kostiumą. Jeigu matai, kad visi tokie labai casual, kasdieniški. Tai šortus ir flip-flopus. Šito dar nebandžiau. Bet vėlgi, atvirkštinė psichologija, gal niekas nenorės prie tavęs prieiti ir tu labai lengvai. Šitas keistas ir vėl laikysis per atstumą. Aš manau, kad kaip bebūtų, ta apranga dar turėtų būti ir tau patogi. Nes jeigu tu užsidėsi, pavyzdžiui, nežinau, to pačio elektriko, pasimsi pilną atributikos ir tau bus sunku vaikščioti ir ten karšta labai, tai tu atitinkamai ir elgsies. Geriau, kad būtų tau patogu ir kad atitiktų, tam susiplanuoji ir pasižiūri, kad atitiktų tavo strategiją. Kartais teko ir turėti ir atsarginę aprangą, jeigu kažkas vieno nesigaus, galbūt kažką kito pabandyti, gal kostiumas, gal, pavyzdžiui, pamatysi, kad kažkuriam aukšte labai daug kyla kostiumuotų, tai turėt dėl viso pikto kostiumo. Šiaip tokie testavimai čia tik tai dėl laiko pačios prasmės grįšiu, kad jie yra daromi simuliuojant patį įsibrovimą, be abejo, nusikalstamą veiką. Ir labai retai, kada nusikaltėlis nori sėdėti ten dieną, 2, ten, kur gali būti pagautas. Nebent išskirtiniais atvejais, jeigu jisai visą tą daro, tarkim, dienoje iš dienos, kad prieitų prie labai konkretaus tikslo. Bet čia būtų, šiaip pasakyti, toks high value targetas, kad manau, kad tokius dalykus gali užsakyti nebent, nežinau, valstybinės institucijos priešiškų šalių, sakysim tai, bet čia jau kamo reikalai, čia nebe mūsų. O įprastai tai paprasti nusikaltėliai, nėra prasmės ilgiau negu dieną ten nusibūti. In ir out. Labai dar įdomu jūsų abiejų profesionalių nuomonė, jeigu sakykime, aš turėčiau pakankamai gabumų ir galėčiau užsiminėti šitą veiklą, ar būtų irgi, sakykime, lengviau, irgi užsidėčiau kostiumėlį, ar gal kaip tik stereotipiškai, kad šiek tiek išmušti iš vėžių ir, sakykime, apgauti, užsidėčiau, pasakysiu stereotipiškai kokį rožinį kostiumėlį, kažką tokį ir tada aš bandyčiau banką praeiti, kaip man turbūt lengviau ar ne, kaip moteris, kad, sakykime, matyt apsimesti, gal aišku, ne elektrikė, sakykime, ar panašiai, bet kažkaip kitaip apgauti, aš galbūt sakyčiau, galbūt pasiklydau, arba aš kaip tik atėjau čia su tom ir tom pašnekėti, ar galbūt kažkiek prasme atrodo būtų lengviau, ar gal kaip tik sunkiau. Aš sakyčiau, čia toks filmų stereotipas, pasiklydau, išgelbėk mane. Praktikui, man atrodo, tai yra per sudėtingas scenarius. Ir daugeliu atveju, aš galiu pasakyti taip, kai naudoji tokius netipinius scenarius, nes, esu bandęs ne vieną, tai tada jeigu tu per daug sukursi situaciją, kad tau reikia padėti, tai tau realiai norės padėti. Ir tada vaikščiau su tavim.
Tu nenori, kad su tavim vaikščiotų, jeigu tu sakys, pasiklydau, nu tai einam, parodysiu tau, kur tas išėjimas yra ir tu nenori to, tu kaip tik nori, kad aš čia atėjau savo darbą dirbti, o jūs man tik praleiskit, kur man reikia tą darbą dirbti ir kaip ir ties to ir pasibaigti. Tai aš nemanau, čia aš nežinau, gal tas raudonas kostiumėlis net sakytum, kad flirtuodu bandyti, nemanau, kad praktikoje tas būtų. Gal labai specifinių žmonių, bet tu dažniausiai... Nebent kaip distraktorius. Labai laisvai. Bet iš tiesų komanda tada jau reikia. Jo, tai su komanda. Tu gali laisvai tada, kad nukreipti dėmesį, tada atvirkščiai. Ryškiai atrodai dėmesio centre scenos žvaigždė. Ateini, žiūrėkit visi mane, kada visi žmonės su civiliniu kamufliažu praeina pilką masę pro šalį. Tada taip, bet šiaip, jeigu žmonės tave įsimena, tai jau yra indikatorius, kad kažkas, iš esmės testas ne visiškai realistinis. Bet jeigu žmogus yra, sakykime, ūgis 2 metrai ir dirba šios rytyje, gal irgi ką padarys, jau tada biškiai išsiskirsi, sakykime, bet... Tada jam kopečias reikia turėti. Kopečias dar panašiai, kad žmogus, kuris, sakysim taip, kuris išnaudok savo ūgį, svorį, dydį, formą taip, kad atrodytų įtikinamai. Būk krepšininkas, jeigu esi aukštas. Nežinau. Čia aš nemanau, kad būtinai tu taip atrodai ir negali daryti. Apranga, nes kadangi čia ir gaunas taip išvaizda ir išvaizda kaip žmogaus ir apranga, tai čia yra 2 skirtingi dalykai. Tu koks kaip žmogus esi, tai man rodos visada gali sukurti scenarijų, kur tikriausiai praeis, apranga, čia jau reikia truputį apgalvoti, nes aš nežinau, raudoną suknelę, man čia jeigu tu dėvėtum raudoną suknelę, tikrai visi žiūrėtų. Aš norėjau sakyti, kad šito nemandžiau, tai nežinau, kaip suveiktų. Gal reikėtų pabandyti, gal tikrai niekas nenorėtų tada, arba kaip tik, gal visi mane praleistų. Pabandyk, papasakos. Kas yra iš tikrųjų, ir faina. Čia iš esmės ir vyksta bent jau dalinai tai, ką tu darai prieš kurdamas scenarijų, tu apgalvoji. Galbūt nesam apgalvoję raudonos suknelės, bet tu sėdi ir galvoji, o kas jeigu taip, o kaip pas jos būna. Ir taip, nereiškia, kad visas pasiruošimas toks, bet dalis jo yra diskutavimas, kad geriau tą padaryti. Bet kur yra išmokti šito meno, pasakysiu, ar eiti į kursus, ar, pavyzdžiui, skaityti, iš kur jums mintis kyla, ar tiesiog jau einate į įmonę ir tada, aišku, kai kur reikia greito mąstymo, kad tiesiog sugalvot, ką atsakyti, kai paklausia koks darbuotojas, bet apskritai, nuo ko pradėti, kad šią sritimi užsipinėti? Man nuoširdžiai pradėjau nuo to, kad tiesiog ėmiau ir dariau. Bet aš manau, kad čia būtų labai negeras atsakymas. Bet ar buvo, kad kažkas apmokė, ar tiesiog pats eksperimentavo? Mes turim mūsų kompanijų užsienį kolegas, kurie tą irgi daro. Tai aš su jais bendradarbiavau, tai iš jų labai daug ko išmokau. Aš jau nekalbu, kad internete yra pakankamai daug resursų. Ir kaip bebūtų, čia dalis to, kaip tu darai. Aš manau, kad čia, kaip sakiau, kad mano patirtis darbuose, kur tu daug bendrauji su žmonėm, truputį padeda. Nes, tiesiog manęs netaip lengvai išmuša žmonės ir tos socialinės situacijos man paskui rankos dreba post factum. Bet tuo metu tu tiesiog ramiai būni ir tas veikia. Tai dalinai to, aš jeigu net sakyčiau, kas nors, pavyzdžiui, jaunas galvotų apie šitą, aš sakyčiau, eik dirb darbą, kur tau reiktų pastoji su žmonėm bendrauti. Aš, pavyzdžiui, turiu kolegę, jinai visiškai nesusijus su saugumu, bet jinai labai, aš manau, bent dalinai prisidėjo jai prie puikaus bendravimo su žmonėm, kad kažkada jinai dirbo tą darbą, kur parduotuvėse duoda paragauti. Kur bet čia yra tokia smulki simuliacija to, ką tu turi daryti. Tu turi ateiti ir žmogui akis sakyti, paragauk. Žmogus čia nenori. Labai geras dalykas. Taip. Nusipirk. Tu visada esi konfrontacijoje ir tu išmoksti ją priimti kaip normalų dalyką. Bet tokio vieno kelio tikriausiai net nėra. Aš tikiuosi ir manau, kad po truputį įmonės į tą daugiau dėmesio atkreips ir jų vis reikės daugiau, bet čia turi truputį įdėti darbo iš savęs. Kiekvienas turi savo modus operandi. Jeigu vienam sekasi daugiau šnekėtis, jis išnekėsis. Jeigu kitam sekasi daugiau vaikščioti šešėliais pakampėmis, būti nematomam, tai jisai tą darys. Išnaudoti savo tiesiog geriausias savybės. Man asmeniškai atrodo, kad man būtų labai įdomu, bet kažkiek
sunku gal save įsivaizduoti atliekant šitą darbą, nes kaip pačioj pradžioj minėjote, kad reikia įtikėti, kad tu čia priklausai, man būna, aš nusipirku kokį energetinį gėrimą ir aš jau einu link tų savitarnos kasų ir jau einu nuleidusi akis, nes jau matau, kaip ta darbuotoja žiūri mane iš toli ir jau galvoja, šitai mergaitai neparduosiu. Ir tada turiu ištraukti dokumentą ir rodinėti ir kartais... Tai gerai, bet tu jau iškart žinai, Taip. kaip aplinkai tave reaguoja, tai ir apsimes mergaitė. Apsimes mergaitė, kuriai įprastai nepardavinėja energetinių gėrimų ir sugalvok scenarijų, kuris tą išnaudoja ir taip praeik. Aš gal paneigčiau tą tokį manimą, kad kad vėlgi, čia priklauso nuo žmogus. Aš tikiu, kad atsirastų tas pats Brianas, kur sakytų, o čia man labai lengva daryti, bet aš buvau ten, kur man negalima būti, aš tą padariau gerai ir aš vis tiek prieš tai labai bijojau. Man buvo baisu. Kaip be būtų, tai aš gal net sakyčiau, kad būtų labai negerai, jeigu tu jaustumėsi per drąsiai. Nes tu turi, tu visgi esi jautroj situacijoj, tu turi būti atsargus, nes ir iš kitos pusės tu, pavyzdžiui, gali kažką netyčia negero, pavyzdžiui, gauti, kad tau policija iškvies. Tu turi būti, kaip sakant, truputį jausti, ką tu darai. Tai man rodos, tu truputį baimės nėra blogai, tiesiog ją peržengi. Ir tada paskui nelaus gerti. Bet kai jau viską sėkmingai padarai ir baigėsi darbo valandą. Be abejo. Ir dar jau einant link pabaigos, turiu kaip ir paskutinį klausimą. Tai ar yra koks nors mitas, kurį jūs galėtumėte paneigti, idealiausiu atveju susijusiu su jūsų šia sritimi? Tu turi mitą? Džeimsas Bondas. Mes čia manau, kad visą šitą pokalbį sakė. Kad gyvybei rizikingas darbas. Čia jis yra ir kartu labai įdomus, tų istorijų atsiranda, kur tikrai jos tokios įdomu klausyti ir tu pats tuo metu būni toks, aš čia darau kažką, ko galbūt daug kas labai nedaro, bet iš tikrųjų tai yra darbas, kaip ir visi kiti, kur yra daug pasiruošimo, daug ieškojimo žinių, daug apgalvojimo ir nėra jokių ginklų, nėra jokios policijos, jokių sraigtasparnių, iš tikrųjų paskui žmonėms jie greitai pamiršta, kad tu kažką darai, tai viskas iš tikrųjų yra daug paprasčiau, bet tai yra svarbu. Gal reikėtų pasakyti taip, Džeimsai Bondai jūsų ir nepuls. Jo, tas yra tiesa. Iš savo pusės tai aš nebent pridėčiau, kad čia toks jau vadovybinis mitas yra, labai šiuolaikinė vadovybė galvoja, kad fizinės saugos nereikia. Tai va tenai, tam levelyje yra tikrai paplitęs, paplitus nuomonė. Mums šito nereikia, mes jau čia turim, čiagi mes jau turim ten kokias korteles ir saugos darbuotojai. Bet reikia, neturit, patikrint visą laiką, tiesiog verta. Bent kartą, bent du, tikrai verta įsitikinti, kad bent jau arba įsitikinsi, kad tikrai viskas gerai, arba reikia kažką daryti. Tikrai taip. Tai dar kartą ačiū Jums labai ir tikiuosi, kad mūsų šiandienos tema atvirų durų dienos, kaip tik tais dar labiau įgijo daugiau prasmės. Tai šiandien su Jumis kartu buvau aš, vedėja Agnė Marija Bučytė, taip pat kartu buvo Giedrius Bagaliūnas ir Romualdas Kuzborskis. Tai dar kartą ačiū Jums labai. Ačiū. Ačiū daug.